Labadiena, šiandien biškį pakalbėsiu apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 9 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. 9 skyrius, 3 dalis. Pavyzdys prieš rungtynių pabaigą namų komandos žaidėjas prasižengia 5 kartą ir palieka aikštę. Namų komanda turi tęsti rungtynes su 4 žaidėjais, nes neturi daugiau atsarginių žaidėjų. Kadangi Svečių komanda pirmauja daugiau kaip 15 taškų skirtumu, Svečių komandos vyriausias treneris, vadovaudamasis garbingo žaidimo dvasios principu, nori tęsti rungtynes taip pat su 4 žaidėjais. Atsakymas būtų toks, kad Svečių komandos vyriausio trenerio prašymas tęsti rungtynes su mažiau nei 5 žaidėjais turi būti atmestas iki tol, kol Svečių komanda turi pakankamai galinčių žaisti žaidėjų ir jie privalo aikštėje tęsti žaidimą su 5 žaidėjais. Man teko matyti krepšinį, kai žaidžia komandos, ten mėgėjų lygoje mačiau, žaidžia komandos 5 prieš 4. Man teko matyti, kai viena komanda mėgėjų pradėjo rungtynes su 5 žaidėjais, bet jie daugiau atsarginių žaidėjų neturėjo. Ir ten vienas žaidėjas gavo traumą ir jie žaidė 4 prieš 5 ir tai komandai, kaip sakant, nebuvo svarbu, kad jie žaidžia 5 prieš 4, jiems ten tas dalykas nerūpėjo. Ir jie toliau žaidė 5 prieš 4, bet galima susitarti su to vyriausiu treneriu, galim žaisti 4 prieš 4, o tas 5 žaidėjas nedalyvautų žaidime, tiesiog stovėtų ant vidurio linijos prie sekretoriato stalo ir nedalyvautų, tiesiog ten stovėtų ir nedalyvautų žaidime. Žaidimas tęsiasi 4 prieš 4. Tik tai aišku, reikia jeigu jis sutiks, jeigu jis nesutiks, tai ten vyks žaidimas 5 prieš 4. Galima, man atrodo, gražiai susitart, galima, aišku, jeigu pavyks, aišku, galima, jeigu nepavyks susitart, tai reikės žaisti 5 prieš 4, ką čia jau padarysiu. Šiandien tiek tik tai norėjau ir pasakyti. Viso.